Mm. Svarbiausia, žmonės. Patiriate stresą, kamuoja nemiga ar jaučiate skausmą? Eurovaistinėje visada pakonsultuosime, ką daryti ir patarsime, kokius preparatus vartoti. Eurovaistinė, jauskitės gerai. Eikš, brangute. Tikrai yra kuo džiaugtis, nes dabar, pirkdami telefoną iPhone, ausines AirPods su belaidžio krovimo dėkliu, gausite dovanų. Tele2, kam mokėti daugiau? Tavo gerklė, tavo jėga. Jei ją suskauda, vartok Septabene. Septabene mažina gerklės skausmą, uždegimą ir naikina bakterijas. Septabene – populiariausias vaistas nuo gerklės skausmo Lietuvoje. Septabene – tavo gerklės jėga. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Vėl sukietėjusi oda? 1, 2 ir Šiol Velvet Smoke išspręs šią problemą. 1, pėdų šveitiklis pašalina kietą odą. 2, pėdų kremas Šiol ją pamaitina. Ilgam suteikdama švelnumo. Kliniškai patvirtinta. Priežiūros procedūra su Šiol Velvet Smoke. Atraskite būdų ilgam apsaugoti pėdų odą nuo išsausėjimo ir suteikti jai šilko švelnumo. Išbandykite naująją Šiol Peti Mask. Ruoškis į mokyklą praktiškai su JYSK. Biuro stalams, kėdėms ir lentynoms naudos nuo 20 iki 40%. Finalinis išpardavimas tęsiasi. Vasaros prekiams naudos iki 60%. Pirkite ir JYSK LT. Mes jums padėsime rasti akinamą baltumą, bet pirmą pakvieskime savanorį. Kuo skalbėte baltus skalbinius? Tik skalbikliu? Manote, kad jūsų marškinėliai tikrai balti? Ne. Matote skirtumą? Balti drabužiai po tam tikro laiko papilkėja. Pažiūrėkime, kaip veikia baltų skalbinių dėmių valiklis Vanish Oxy Action. Pasunkinkime užduotį. Neprilygtama Vanish Oxy Action deguonies gale giliai įsiskverbia į pluoštą ir pašalina dėmes. 10 atspalvių baltesni skalbiniai jau po pirmo skalbimo. Skirtumas akivaizdus. Štai radome akinamą baltumą. Vanish Oxy Action baltiems skalbiniams. Neprilygstama deguonies gale. Aš Monika Galučiai, o tai mano paslaptis nuo raukšlių. Nivea Hyaluron Cellular Filler. Kremas suaktyvina kolageno ir hialuronų rūgšties gamybą, užpildo raukšlės iš vidaus, taip sugrąžindamas odai stangrumą. Nivea Hyaluron Cellular Filler. Da giovinezza e già nella tua pelle. Pagaliau sutaupėte koncertui. Ir koncertuoti užsimanė jūsų sūnus. Dabar net 90 dienų jokių palūkanų pasinaudojus Credit 24 nemokamo grąžinimo garantiją. Svajoji apie dailias kojas? Išmėgink VTC Gel. Unikalios tekstūros gelinio vaško juostelė pašalina net trumpiausius plaukelius. Asupsniuoja negyvas ląsteles, drėkina ir užtikrina tobulą glotnumą iki 28 dienų. VTC Gel. Atskleisk savo kojų žavesį. Suprantame, kokie jūs, senjorai, esate užimti. Dėl to daugybę nuolaidų ir akcijų Eurovaistinėje rasite visą laiką. Su senjoro kortele nereceptiniams vaistams net 20, kosmetikai 25, o maisto papildams 30% nuolaidų. Eurovaistinė. Jauskitės gerai. Žygi? Tu kaip rokas, bitėjai. Klausyk, paderink nuo telefoną, ką? Laisvai? Jei deriname, tai deriname visiems. Dabar Pityje nuolaidos nuo 355 eurų Samsung išmaniesiems su planu lengviau 50. Bitė, taip lengviau. Nataša susitaikė su mylimuoju ir buvo tikra. Dabar jų niekas neišskirs. Bet tada...
Maksimas nebuvo tavo sūnaus tėvas. Jegorkos tėvas. Saša. Ar tikrai Saša buvo tas užpuolikas išprievartavęs Natašą? O gal tai tik dar vieni šeimininkės spąstai? Draminis ukrainiečių serialas Šeimininkė. Šiandien 18:55. Helen Mirren, kieta detektyvė. Jos taikiklyje serijinis žudikas. Aš jį vėl pasodinsiu ir ilgam. Šįkart nebus jokių spragų. Ji pasiryžus persekioti jį kiek prireiks. Bet kas, jei ji medžioja ne tą? Džordžas. O kas, jeigu tai ne jis? Helen Mirren, seriale pagrindinis įtariamasis. Sekmadieniais, 12 valandą. Kas taip? Sibel. Žybelas. Nepraleisk Formulės 1 čempionato. Svylančios padangos, svaiginantis greitis ir kraujas stingdantis adrenalinas. Karščiausios akimirkos iš Formulės 1 visiems pasiilgusiems aštrių pojūčių. Pirmadieniais, 17 valandą per Lietuvos ryto televiziją. Finansų bitė. Pirmasis draugiškas būdas skolintis. Jūsų miškas vertas daugiau nei manote. Miško aukcionas.lt. Vilniečiai sunešė pinigus pakasinams, ne? Matyt. O tai kaip aš dabar gyvensiu kaime? Ir vėl jie turi problemėlių. Ir be abejo, planą. Žiūrėkit, ar čia tik ne velionis? Ne, kas numirė, to neprikelsi. Čia yra Vilionio pusbrolis. Pepo. Pepo? Pepo. Paputo. Breto ir neto. Šiandien, 21 valandą. Autoprofi. Profesionalūs sprendimai jūsų automobiliui. Kas geriausiai ilsina kūną ir sielą? Aš kaip vanta galiu pasakyti. Pirtis. Ginčykitės su kuo norit, bet mes sveikesni. Vanto žodis. Neužmirškit, kad kai karšta, reikia eiti pirti. Visada šiltame Vantos lape. Šeštadienį 9:30 ryte. 1, 2, 3. Dekonstrukcija. Tai nėra laida apie statybas, tai laida apie rusišką propagandą. Я такая боевая! Naša kaip vardas, tiek lokys, kaip simbolis be abejo atspindi Rusiją. Apie Kremliaus propagandą, jos tikslus, sklaidos būdus bei priemonės. Так лесные братья оказались на стороне зла. Dekonstrukcija su Edmundu Jakilaičiu. Šeštadienį, 19 valandą. Keturguba žmogžudystė. Vos per kelias minutės. Aš paleidau seriją šūvių. Žudikas be jokio gailesčio medžioja savo kolegas darbe. Stengiausi taikyti į galvą ir krūtinę. Tvirtino, kad galimybės likti gyviems tiek jam, tiek apsaugos darbuotojams buvo lygios. Pagrindinis motyvas parodyti, kad jis yra vyresnis už tas keturis esamas darbuotojas. Laida Nusikaltimas ir bausmė. Sekmadieniais 21:30. Nu ką, pavarom? O, čia kas? Koks skirtumas? Davai, nieko. Ši savaitė niekam nebus lengva. Nei Albertui, nei Raimondui, Labas rytas. Tu nori pasakyti, kad tu su Egle mano naktį. nei Edvilui. Prašysiu skirybų. Serialas Šviesoforas. Rytoj, 8:30 vakare. 2 serijos iš eilės.
žmonės dabar kuo toliau, tuo labiau šypsosi. Neretai galime sutikti žmogų, kuris tiesiog nusišypso, nors tu jo nepažįsti. Taip aš pastebėjau, kad iš tikrųjų jie išmoko džiaugtis, nes džiaugtis irgi reikia mokėti. Daug daugiau skiria savo laiko sveikam gyvenimo būdui, sportui, sveikai mitybai. Ta pirma idėja apskritai buvo, kad norim kažko tai savo. Dirbdami tokiose didelėse įstaigose valstybinėse pamatėm, kaip sunku kažkokį pokytį tokį nešti. Jeigu sukursim savo tokio, tai jau galėsim nuo pat pradžių tokias šaknis teisingas įleisti, kad jos užaugintų gerus vaisius ir iš esmės galėtume. Dydis nesvarbu? Dydis? O apie kokius dydžius mes kalbame? Kam rūpi dydis? Mums tikrai ne. Naujas, jubiliejinis Lietuvos ryto televizijos sezonas. Dydis nesvarbu. Jau nuo spalio 1 dienos. Dydis nesvarbu? Spręskit patys. Koks dydis, kai žvaigždės spindi danguje? Helen Mirren ir pagrindinis įtariamasis. Andrėjus Paninas su Ingeborga Dapkūnaite ir Šerlokas Holmsas. Sergejus Bezdrukovas ir Šėtono medžioklė. Koks dydis, kai meilė tvyro ore? Serialai Kelrodė žvaigždė ir Tu esi mano. Koks dydis, kai filmai kaip kino ekrane? Vikingas su Andrėjumi Smoliakovu ir Didysis baletas su lietuvaite Margarita Simonova. Svarbiausia, manau, yra patirtis. O dydis? Legendinė Rūta Janutinė laidose Nuoga tiesa ir Patriotai. O čia į parankę jai įsikips pats Jurijus Smoriginas. Jūs ką, juokaujate? Dydis nesvarbu. Talentas yra viskas. Aksominio balso savininkė Inga Valinskinė ir itin atviri pokalbiai laidoje Adomo obuolys. Niekada nemiegantis Kristupas Krivickas, Edita Užaitė ir Natalija Bunkė ir laida Ant bangos. Pasitikėjimas. Pasitikėjimas būtinas? Be jo niekaip. Patikimiausios naujienos su reporteriu ir žiniomis, bei aštriausi klausimai su Daiva Žeimyte, laidose Lietuva tiesiogiai ir 24/7. Naujas, 10. Lietuvos ryto televizijos sezonas. Dydis nesvarbu, nes Komanda yra pirmoje vietoje. Šiandien pakalbėsime apie dividendinį portfelį, $50 000 šiek tiek didesnį dividendinį krepšelį, kuris pas mane yra. Tęsėme mūsų programą. Lietuvos naujienos. Pradėsiu nuo nelabai linksmos. Kaip pranešė vienas iš Lietuvos geležinkelio vadovų, Kazys Мы продолжаем нашу программу. Президент... Tęsėme mūsų programą. Dabar informacija. Tęsime mūsų programą. Dabar apie įvykius mūsų Respublikoje. Pirmiausia, Meet Bob. He is a fan of trading shares CFDs.
And this is Marley. Mano barščiais kojos skauda, tinsta ir dar tos išsiplėtusios venos. Ką daryti? Gelicijozon 1000 tai nepakeičiamas vaistas esant venų išsiplėtimų. Dėl unikalios sudėties jis greitai ir efektyviai sumažina skausmą bei patinimą. Kojos iškart atgaivinamos ir tampa lengvesnės. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti taip, kaip nurodyta. Savaitgalį į Maximą. Šį penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį kiaušiniai Favorit tik 2 litai 95 centai. Besėklės žaliosios vynuogės tik 4 litai 89 centai. O kavos gėrimas 777 tik 3 litai 49 centai. Maxima. Apie mažą kainą pagalvota. Europos Sąjungai pirmininkaujantį Prancūziją perspėja Rusiją dėl grėsiančių sankcijų. Nelegalias statybas bus siūloma griauti be teismo. Rugsėjai policija daugiau dėmesio skirs ne tik pradinukams, bet ir iš provincijos atvykusiems jaunuoliams. Teismas iš naujo turės nagrinėti Vytauto Landsbergio ieškinį durnių laivo autoriui. Rengiamas rekonstruoti vieną seniausių Lietuvoje Vytauto Didžiojo karo muziejų. Maksimos jaunųjų talentų apdovanojimo laikas. Maksima, užaukit didesni už mus. 6 kartą Lietuva renka jaunuosius talentus. Kasgi laimėjo stipendijas, kas tapo 2008 metų konkurso nugalėtojais. Mokslo, kūrybos ir meno, muzikos, visuomeninės veiklos ir sporto srityse. Sužinosime jau greitai. Žiūrėk, rugpjūčio 31 dieną jaunųjų talentų konkurso apdovanojimų šventė. Prasidėjus rudeniui ir vėl susidursime su didesnėmis spūstimis gatvėse. Rytoj labame ryte aiškinsimės, ar sostinėje įdiegta automatizuota šviesoforinio valdymo sistema taps pavyzdžių, kaip galima pagerinti transporto situaciją mieste. O gal susikompromituos? Laidoje viešės Pekino olimpinėse žaidynėse karjeros viršūnę pasiekęs krepšinio teisėjas Romualdas Brazauskas. Kas toliau? Kultinė roko grupė Status Quo rytoj pirmą kartą koncertuos Lietuvoje, ko gali tikėtis publika. Legendinius vyrukus mūsų žurnalistai pasitiko oro uoste. Ką reikia žinoti apie pėdų priežiūrą? Specialistų patarimai sveikatos enciklopedijoje. Ir prieš savaitgalį dar sužinosite, kokie filmai pasieks kino teatrų ekranus. Palydėkite vasarą.